Treneriui 39,5 minutės Utena tikėjo, kad gali būti sensacija. Ko pritrūko treneriui šiandien iki tos sensacijos ir galutinį teigiamą rezultatą? Negaliu pasakyti dabar, ko pritrūko, nes vyrai atliko darbą idealiai. Ačiū jiems už tai, kad jie vėlgi įrodė, kad jie gali žaisti, gali ir su tokiom komandom kaip Lietuvos Rytas žaisti. Viskas buvo normaliai, vis tiek, čia yra Eurolygos komanda, o ko pritrūko, nežinau, jie paprasčiausiai iš 80 taškų sumetė 30 taškų baudom, tai čia vos ne pusę taškų baudom sumetė. Tai gal to, kad jie būtų neįmetę, kaip čia pasakyti. Nežinau, ko pritrūko. Viskas gerai, esu labai patenkintas vyrų šiom varžybom atsidavimo, išėjo, sukovojo. Norėčiau labai padėkoti žiūrovam, tikrai už visą sezono palaikymą, fanam už visą sezono palaikymą ne tik Utenoje, bet ir išvykose kartu su komanda kaip būdavo. Treneri, po Katelino metimo neėmėt minutės pertraukėlės, tiesiog nespėjo to padaryti, ar nenorėjot, kaip krepšininkai sako, susiaurinti tos erdvės, kad ataka prasidėtų iš pusės aikštės? Neėmiau, galvau, dar pasiliksiu paskiau ant galo, kai jie metė baudas, būtų sumetęs ant galo baudas, buvo toks planas pasiimti ant galo tą minutę ir kad turėtumėm tenai laiko atakai iš pusės aikštės. Taip gavosi. Jie paėmė įmetę tą paskutinį metimą, kad Katalinas būtų prametęs, neaišku, kaip čia būtų buvo. Treneri, ir Ginta turbūt ta penktoji pražanga buvo gana skausminga, nes tikrai labai neblogai šiandien. Be abejo, ne tik Gintas, visi, kas žaidė, kas sėdėjo, neabejingai stebėjo, visi palaikė komandos draugus ir nuo suolo, o kas žaidė, tai visi šaunuoliai. Nenoriu išskirti nei vieno, sakau, neišskiriu, nekaltinu nei vieno žaidėjo, neišskiriu. Visi komandinis yra žaidimas krepšinis, todėl laimi visi 5 ir pralošia visi 10, ta prasme. Treneri, sezonas baigėsi, ar galima kažkokią rezumė daryti, kaip jums klostėsi komandai, kaip jūs vertinate visą tai, ką Juventus pasiekė per šios metus? Prieš sezoną, kai čia atvykau, buvom kalbėję su Žydriu, kad toks kaip ir minimalus tikslas ne žemiau 7 vietos, kad būtų po to eigoj. Žaidėm lyg tai neblogai, buvo tikrai gerų varžybų. Kažkur pritrūko tos sėkmės vėlgi, tiek Pasvaly 1 taškas praloštas, tiek Kėdainiuose 1 taškas. Tai tą vieną pergalytę susigrąžinti ir būtų 2-5 vietoj. Šiaip aišku, sunku pradėti su naujai sukomplektuota komanda, vis tiek yra lengviau, kai jau yra kažkoks susidaręs brandolys komandos, tai yra truputį ir žaidėjai jaučia vienas kitą ir čia pradžioj truputį dar ir reikėjo tą mikroklimatą, kaip sakyti, suderinti tarp žaidėjų, kad po to labai gražių varžybų buvo tikrai. Čia namuose pralošėm tik tai Žalgiriui, Rytui ir Šiauliams pralošėm federacijos taurės. Visas varžybas namuose laimėjom. Nežinau, galim gal sakyti, kad namų komanda, bet kartuosius vėl pritrūko tos vienos galbūt pergalės, tos sėkmės gal iš tų 2 varžybų, kur pralošėm po 1 tašką. Treneri, sutiktumėt su to, kad Juventus šį sezoną buvo pati nesėkmingiausia Lietuvos krepšinio lygos komanda, nes tiek daug aplinkybių susiklostė prieš, kad turbūt labiau jau nebebuvo galima nepasisekti. Taip, tai sutinku, tas tikrai neskaičiavom su Šiauliais nieko, važiuojam žaisti dėl pergalės, taip gavosi, kaip gavosi tenais ir niekas netikėjo, manau, mažai kas tikėjosi, galbūt tik ištikimiausių Ryto sirgaliai, kad Rytas aploš Žalgirį Kaune. Taip, kad jeigu dar būtų, kaip sakyti, neišpuolęs mum Rytas, tai galbūt visai kitaip čia būtų pasibaigę ir sezoną.